Sveiki, Poryt LT. Šiandieną grįžtame prie ausinės temos. Ausinę šitą mes su Dainiumi nešiojame jau geras pusmetis kartu. Gal netgi daugiau. O aš šitokią ausinę turiu jau besikeičiant modifikacijoms šito modelio. Nes tai buvo čia sustorėjimas, tai dar šiek tiek skiriasi. Čia paskutinis modelis, jis vadinasi Legend. Mes jau apie jį šnekėjome gana išsamei ir ten yra nemažai aspektų. Bet dabar norėtųsi šiaip pakalbėti apie ausinės vartojimą, kiek jisai randa vietos mūsų gyvenime, patogu, nepatogu, kada patogiau tokią ausinę naudoti, kada šiek tiek mažesnė, tai čia yra Edge'as, irgi Plantroniko. Aš praktiškai ausinę naudoju pastoviai, mano automobilyje nėra laisvų rankų įrangos, kurią tu turi savo automobilį. Tai gal truputėlį papasakok, kada tau patogiau laisvų rankų įrangą naudoti automobilinę, kada ausinę ir apskritai apie šitą gaminį. Na, šitą ausinę aš pasakysiu taip, kad jau turbūt daugiau negu pusę metų tenka ją naudotis ir jos scenarijai šiek tiek skiriasi, vėlgi priklausomai, kaip minėjai, ar tu apskritai automobiliu naudojasi ar ne. Kadangi aš automobiliu gana dažnai naudojuosi, važiuoju tenka ir toliau, tai ausinė tikrai randa, kaip sakyti, vietą mano gyvenime. Šiek tiek pasikeitė situacija, kai tenka važiuoti vis dėlto su automobiliu, kuris turi laisvų rankų įrangą ir su kuris neturi. Tai neturinčiam automobilį vienareikšmiškai didžiulis privalumas turėti tokią ausinę, labai patogią ir garsas tikrai labai gerai girdis ir kiek žinau, žmonės, su kurie šnekėsi, labai gerai girdi ir dažnai net be jokių triukšmų ir net neįsivaizduoja, kad tu vairuoji automobilį, beje, tas irgi labai svarbu. Turint laisvų rankų įrangą automobilyje, sakyčiau, irgi yra patogumas, kad nereikia galvoti, ar ausinė yra pakrauta ar nepakrauta, telefoną automatiškai Bluetooth sujungia ir viskas yra gerai, bet yra kiti niuansai. Aš, pavyzdžiui, turiu tarnybinį mobilų telefoną, asmeninį mobilų telefoną ir kai klausimas yra bent 2 telefonų, vis dėlto ausinė yra patogiau, todėl kad abu telefonai susijungia ir tu puikiausiai naudoji. Junginėsi tarp jų. Ir tarpusavį nieko nereikia, kaip sakant, labai savo sukti smegenų. Tu tarp automobilyje vienu metu gali prijungti tik vieną telefoną, nors galimybė yra keletą prisijungti skirtingų metų. Aišku, gal čia susiję ir šiek tiek su ta pačiu laisvų rankų įranga, tai yra knygelė užsikrauna, kol ir taip toliau, ausinė žymiai greičiau veikia. Atkreipsiu dėmesį galbūt iš tos ausinės pliusus ir minusus. Iš tikrųjų, jinai tikrai atkreipia dėmesį daugelį žmonių, kai pamato šitą ausinę, jinai tokia atrodo labai solidi. Galbūt specifinis dalykas yra tik tai iš 2 sudedamųjų. Vienas tai yra pakrovimas. Į tą atkreipsiu dėmesį, dėl kad tai yra originalus, specialus kroviklis, kurio neturint iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, neturint gali tekti laukti, kol jį surasi vėl, nes tai yra netipinis su specialiu dėkliuku. Ir antras niuansas, kurį aš tik dabar po truputėlį atrandu, vis dėlto jinai yra nors ir pakankamai lengva, nors ir atrodo galbūt ir nemaža ir subalansuota, bet kadangi aš nešioju akinius, tai pasirodo, čia reiškia akiniai užima dalį vietą už ausies ir šiek tiek reikia įprasti ją naudoti taip, kad ir akiniai tilptų ir ausinė, taip pat reikia pakankamai didelės ausis turėti kaip man. Kiek man tekia naudoti kitas, jinai pakankamai ilgaamžė, gal taip vadinčiau. Aš beveik metai laiko ją naudojusi ir, kaip sakant, niekas nieko. Čia telefonai visi žiūri, apie braižymus yra ar nėra dar kažką. Nežinau, kaip tau, Edmundai. Man teko matyti, kaip šitą ausinę tampo robotas, bandydamas reiškia lankstyti, tūkstančius kartų. Tai aš labai nustebau, kad lankstantis iš vienos pusės galima naudoti ir iš kitos ant ausies. Aš kažkaip atvirai pasakius buvau skeptikas. Maniau, kad čia visi šitie mechanizmai pakankamai greit turėtų greičiausiai subirėti arba kaip nors klibėti, bet net ir dabar aš galiu pasakyti, kad pats pasukimas yra pakankamai tvirtas ir sėdi ar guli, nežinau kaip čia pavadinti, labai tvirtai mikrofonas. Radio klausimas, matyt, iš tikrųjų ir aš esu ne taip dažnai naudojęs, bet kartais einant gatve, būtent jeigu kur nors skubiai kokį nusitikimą, tai iš tikrųjų pakankamai patogu gali paklausyti, pavyzdžiui, vieną ar kitą pokalbių laidą, ypač rytiniu metu, tai ausinė šitam scenarijoje iš tikrųjų labai svarbi, tik tai atkreipsiu dėmesį, kas iš tikrųjų, tokią ausinę nori turėti, kaip ir bet kurią kitą, beje, reikia atkreipti dėmesį, kad jinai reikalauja, vis dėlto šiokio tokio dėmesio, tai labai patogu turėti kažkokį dėkliuką, vis dėlto specialiai įsigyti greičiausiai, nes aš, pavyzdžiui, dažniausiai su kuprinė vaikštau, kišenį tiesiog įmesti, mano galva, ne visai teisingai yra ir nepamiršti pakrovėjo. Tai čia tokie du dalykai, kuriuos atkreipsiu dėmesį. Čia tokia į vasarą linkstanti tema, nes nežiūrint to, kad laisvų rankų įrangą mes naudojame ne tik prie vairo, bet ir prie vairo, bet kažkaip
tos vasariškos temos link kalbėti apie ausinių tematiką ir patogumą vairuoti. Na, linkim jums gero kelio. Vairuoti dviratį lygiai taip pat, beje, atkreipti dėmesį. Laidais galima ir susipainiojus nusivožti. Ausinė turbūt patogiau, kaip pasivairuoti dviratį. Iki kitų pasimatymų poryt LT.